Juodos rankos, pažiūrėk tos tokios. Nuogai, plaukuotas. Jo, Juodas? jo. Nu, va, aš irgi pamačiau juodas rankos. Nu, tai ką juodos rankos? Koks čia vardas tavo veikėjas? Ką sako? Kažką pasakė, bet nesupratau. Gerai. Kada tu čia prisikabinai? Prieš kiek metų? Senai kažkas tai susijęs su mokykla atėjo. Mokykloj. Ir kaip tu mokykloj prisikabinai? Per kaltę sau kažkaip tai taip. Ir koks čia įvykis buvo? Kaltė? Kas per kaltė? Kad kaltinau save, kad aš kažkokia tai va tokia man, nu, žodžiu, vos nekvaila. Nevykėlė? Nu, vat jo, toks jo, kad kvaila, tokia netikus, kažkokia nevyko. O tai čia jisai šitas mintis siunčia, tas velnias? Jisai šnabžda jas. Šnabžda, kad tu nevykėlė, kad tu kalta. O dabar jis per tą laidą, per tą mikroschemą, kur mes ištraukėm, šnekėjo? Ar generavo, kaip čia vyksta viskas? Ne per tą laidą, o jisai kažkaip tai nuo ausies iki ausies jis turi kažkokį čia mechanizmą. Ir jisai tiesiog sugeba per jį priartėti. Jis įteigia, kad nepasitikėtų tas vaikas mokykloj, kaltę, ir paskui tada tas nepasitikėjimas visą gyvenimą maitina jį, ar kaip čia? Nelabai suprantu. Gerai, papasako jisai tegul, kaip jisai prisikabino, per kokius įvykius ir kaip jis čia veikia, tas velnias. Per savikritiką ir per savigraužą, kai save nužemini, ir jisai tom emocijom, kurios sukelia šitas veiksmas, jisai tada tas emocijas traukia iš manęs. Jis tiesiog maitinas tom emocijom, taip? Jo. Gerai, o kokiom jis tai dar emocijom? Savigrauža, kalte, kokiom dar maitinasi? Tai va to nepasitikėjimu, savikritika, žeminimu savęs. Nu jo, va tokia priespauda sau kažkokia tai. Priespauda sau. O tai kaip žmonės nesusivokia, tie vaikai aišku naivūs. Ar sunku, pavyzdžiui, susivokti, kad čia ne mano mintis, o čia kažkieno kito? Ne, nes ten tas prietaisas nuo ausies iki ausies duoda taip, kad tai atrodo, kad tavo galvos mintis. Kad čia tu galvoji taip, taip? Taip, kad čia tu taip. Čia tu galvoji. O tai būna, kad prasimuša tas vidinis, ta jėga, kad aš galiu? Ar ištisai eina? Būna, kad prasimuša, bet tada užeina tos mintis, kad tu nepatikėtum tom aš galiu mintim. Nu, perdengia, permuša, kaip čia pasakyti.
Reiškia, kad tu savim abejotum, nuolat tau duoda mintis, kad tu abejotum, taip? Jo, net kai tu pasakai, aš galiu, iš karto ateina mintis ant viršaus, kuris ją susilpnintų ir sumažintų. Mhm. O baimė, jisai irgi sukelia baimę? Ne, nežinau, nejaučiu baimės čia dabar. Čia nepasitikėjimas daugiau. O bejėgiškumas? Jo, yra su bejėgiškumu sąsajų čionai. Mhm. O tai galim šiaip vat neprabudusiam žmogui susivokti, kad čia kažkas čia negerai, kad aš bejėgis, kaip aš čia bejėgis. Įmanoma pasikelti? Mm. Nu, Ar čia čia kaip reikia vergas jautiesi? pastebėti, kaip, kad Mhm. pastebėti, ar ta, kaip pasakyt, leisti sau suabejoti, ar ta mintis apie save, va, ta kritikuojant yra tikrai teisinga. Taip. Mhm. Bet ne visi pastebi, nes jos tiesiog plaukia ir priima. Be Mhm. filtro Mhm. kažkokio priima iš karto jas. Ai, tokie žmonės kaip vergai, ten per juos teka tos mintys, jie galvoja, kad čia jų mintis ir jie net nesipriešina tom mintim, taip? Jo, net nesipriešina, reikia tiesiog nu, to vat, kaip savistabos klausimo ir pastebėjimo, ar tikrai čia taip yra. Vat suabejojimo šiokio tokio, kad truputį prabust. Mhm. O gerai, kiek procentų energijos siurbia va šitas va demonas? Nu, vat vėl ta 60 ateina. 60. Nu tai labai daug. Reiškia, jeigu daugiau negu 50 žmogus neturi jėgos, tiesiog jisai energijos neturi pasipriešint. Gerai. Gerai, dabar o prie ko priveda va ta savigrauža, tarkim, žmogus graužiasi ir paskui kokios ligos iš to? Jisai taip kaip lyg mažina save ir tuo pačiu savo kūno gyvybinius organus kažkaip taip. Duoda komandą, kad energijos neduoda, tiksliau, pasąmonei duoda komandą, kad aš turiu susimažinti ir tuo pačiu energija mažėja ir organai netenka aptarnavimo energetinio, taip? Nu, kažkaip jo pasiima iš viskas taip kaip man toks vaizdinys, kaip, žinai, būtų sveika vynuogė ir jinai kaip razina daros, taip panašiai atrodo, kad nu, taip kaip palyginimą, ką matau, tai atrodo, kad taip su organais kažkaip vyksta tada, kad jie pradeda nesveiki kažkaip darytis, iš jų išsisiurbia tie syvai, kurie reikalingi va tam gyvybingumui. Aišku. O dabar per savigraužą onkologinės ligos labai susiformuoja. Tai pažiūrėk, kiek, gerai, tas demonas, kiek atsakingas už onkologines ligas žmonių? Atrodo, kad jisai padeda kaip pamatą, kad tai įvyktų vėliau. Jisai iniciatorius, žodžiu, tų procesų pasąmoninių programų ir pasąmoninių šitų kaip kokį paleidžia tos kalties ir savigraužos kaip traukinį ir maždaug jisai pagreitį gauna ir paskui onkologija, taip? Nu taip, jisai vat kaip ir sukelia tą, tarkim, pamatą, tą pagrindą padaro, kad visa tai užsimegztų, tas procesas pasileistų ir jis paskui jau, kadangi tos mintis nesiliauja, jisai paskui jau važiuoja toliau su viskuom. Žodžiu, jis kaip naftos telkinį padaro žmogų tokį kaip energetinį kanalą ir pompuoja tą negatyvią energiją, taip?
nelabai galiu atsakyti, šita kažkaip neduoda man. Nu, viskas aišku, portalą padaro, kitaip tariant. Maitinasi tom emocijom - kaltės, savigraužos, savikritikos. Taip, čia to. Aišku. O dabar gerai, pažiūrėk, ar matai informaciją, kiek, pavyzdžiui, mokykloj vaikų, nu, tarkim, 30 vaikų klasėje, kiek kalte apkrečia va šitas demonas? Kiek tu apkrėti kalte? Kažkaip man eina 4, 5, 6 skaičius, 4, 5, 6. Iš 30, 4, 5, 6 vaikai kaltę apkrėti. Gerai, tiesą sakyk, iš 30 vaikų kaltę jaučia kiek vaikų klasiai? Kad, tarkim, neišmoko pamokų, nepadarė pamokų, nesuprato kažko tai. Kiek kaltę jaučia? Dabar rodo, kad didžioji dauguma ir vos keli sugeba kažkaip tai atstumti tą, nes jie turi šviesą kažkokią tai. Ai, šviesa. Tai ta šviesa dar padeda atstumti. Taip. Tai čia dabar žiūrėk, pirmoj klasėj, vat, kiek būna vaikų, tarkim, iš 30, kiek atstumia kaltę? Rodo man 3, 4 maksimum. Ai, atstumia 3, 4. Viskas aišku, čia jis atvirkščiai pasakė. Gerai, atstumia, turi jėgos. O dabar va 12 klasiai. Iš 30 vaikų 12 klasiai. Kiek sugeba kaltę atstumti? Atrodo, kad jie visi jau užkrėsti, lyg tai kažkaip vieną man išskiria vieną šviesus ir kažkaip tai ir yra dar pusiau šviesus kažkas, kas gali priešintis, o visi kiti tamsus rodo. Tai čia tie neklaužados berniukai, kurie priešinasi sistemai, turbūt taip, čia šitie? Nu, jo, jie labiau savo turi tikėjimą ir tiesą. Nu va tau mokyklos matrica, va tau blogi nesimokantis vaikai, tai čia pasirodo, jie ir yra šviesos nešėjai, o šitie visi padaryti vergai, ne? Nu, kiti paveikti, nes jie jau viskas, jie prispausti. Apdirbti. Žodžiu, apdirbta. Tai ta visa mokyklos sistema uždeda šitą matricą, suformuoja, žodžiu. Iš tikrųjų, sielą pavergia, taip? Užtemdo, taip. Nu va, mielieji, tokia, kaip sakant, tiesa. Gerai, tai dabar taip. O dabar gerai, pažiūrim onkologiją, pavyzdžiui, serga, kokį nors vidutinį lygį, nepasirenkam. Pažiūrėk, kokios emocijos onkologijos, pažiūrėk, kokią informaciją meta. Savigrauža, kaltė, gėda. Toks kaltinimas savęs. Labai stipriai eina ta informacija, kaltinimas savęs, va toks kaip, atrodo viskas į tai daugiausia sueina. Gerai. Pažiūrėk, jo, gerai, bažnyčiai sėdi žmonės, pasižiūrėk, tarkim, vyksta mišios 12 valandą sekmadienį. Pažiūrėk, kiek žmonių kaltų jaučiasi. Sunku pasakyti, bet sakyčiau, jeigu taip dalim, gal trečdalis jaučiasi. Dalis išvis nesupranta, ką jie čia šiaip atėjo. Aišku, gerai, žodžiu, kaltė.
Viskas aišku. Onkologija yra emocijos, kaltė, savigrauža, savikritika. Ant Save tiek save krau ant tiek save užgrauži, kad net kūnas pradeda naikint save va taip vat. Žodžiu, pats save suėdi. Taip? Jo, kažkas save naikini. Viskas aišku, paleidžia šitas procesus. Nu va, visą sistemą ir, taip sakant, pamatėm. Gerai, labai tau ačiū.